Sveiki, čia Ekovizija. Išrūšiuoto plastiko maišų akivaizdžiai daugėja. Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje dalyvaujančioms šeimoms, kaip ir visiems kitiems auginantiems vaikus, iškyla klausimas, kur dėti sulūžusią mašinėlę, nebereikalingą plastikinį kastuvėlį arba metalofoną. Atsakymas – atskirkite plastikinę žaislo dalį ir meskite ją į plastiko konteinerį. Tačiau jeigu žaislas dar geras, neišmeskite jo, tiesiog atiduokite kitiems. Tęsime laidą. Svetlana Greznova, supermodelis iš Lietuvos. 16 metų iš Šalčininkų rajono išvykusi į užsienį, Svetlana pasiekė aukštumų mados pasaulyje. Tačiau ji pasirinko šeimyninį gyvenimą. Svetlanos vyras Andželo italų kilmės gydytojas. Šeima gyvena Niujorke, augina 3 vaikus, 4 dukrytę ir vos metukų dvynukus. Niekada negalvojau, kad galiu būti tokia jautri, sako Svetlana Greznova. Jautrumas, atsakomybės jausmas, galų gale baimės, kurios kažkada tik kėlė juoką, tampa kasdienybė, kai gimsta vaikai. Juozo Statkevičiaus mados renginio užkulisiuose pokalbis su Svetlana prasidėjo nuo temos auklės. Amerikoje lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje surasti gerą auklę tikras iššūkis. Daug moterų norinčių dirbti šį darbą, tačiau labai nedaug iš jų supranta, kas yra organiška, natūralu arba taupu. Kviečiu žiūrėti. Тяжело. Первый раз было просто неимоверно тяжело, я не могла расслабиться, не могла спать, я сидела в скайпе. Tai antras kartas, kai palikau vaikus ir išvažiavau. Pirmą kartą buvo labai sunku, negalėjau atsipalaiduoti, negalėjau net užmigti. Visą laiką sėdėjau prie kompiuterio, laukiau, kol jie prabus. Galvojau, kaip mano mažyliai miegojo, ar jie valgė, ar sveiki, ar laimingi, ar ramus. Šį kartą atvažiavau namo pas artimuosius. Labai buvau pasiilgus savo namų. Когда мама приезжает, это... Kai mama atvažiuoja, apdovanoja mane meilę, bet tas namų jaukumas, naminė šiluma, tai visai kas kita. Na ir žinoma, dėl Juozo aš galiu skristi į kitą pasaulio kraštą. Jis man labai artimas ir mylimas žmogus. У меня их 2. Да. Ну так, помогать. Turiu 2 auklės, jos padeda namuose. Viena auklė lietuvė, kita lenkė. Одна полька. В Америке это очень... Amerikoje dažniausiai auklėmis dirba moteris iš Karibų, Pietų ir Centrinės Amerikos, taip pat meksikietės. Tai moteris, kurių mentalitetas labai tolimas Europai. Jų kitokios vertybės ir požiūris. Tad man labai pasisekė, turiu auklę iš Lietuvos. Viena kitą suprantame be žodžių. Даже можно, как без слов почему-то. Я вижу, как они общаются с детьми, что нельзя это... Matau, kaip auklės bendrauja su mano vaikais. Negalima šito popierėlio mesti gatvėje, reikia ieškoti šiukšlių dėžės, aiškina auklė. Amerikoje įprasta, kad vaikai šiukšlės meta tiesiog gatvėje, todėl labai džiaugiuosi, kad maniškiai jau žino, kas yra šiukšlių dėžė. Когда я уже сама слышу, что она им говорит, что листочки, когда они падают, они разлагаются, это все хорошо. Ir dar, man kartais būna net jautru išgirsti pasakojimą apie lapus, kaip jie krinta, kaip pūva, kaip supuvę virsta dirva ir koks svarbus tas virsmas. Как я никогда никому не говорила, что сколько воды нужно лить, сколько лампочек нужно гасить, хотя мой муж всегда... Niekada savo auklėms nesakiau, kiek galima vandens naudoti, kiek šviesų turi degti. O jos tokios puikios, jos taupo. Mano vyras visur dega daug šviesų ir tik kai jis išeina iš kambario, iš karto auklė pastebi, šviesos nereikia ir išjungia. Только он уходит из комнаты, даже света больше не надо, она выключаете... Ну вот как-то вот думают об этом без того, что как для меня это тоже... Man tai taip patinka. Nereikalinga šviesa neturi degti, nereikalingas vanduo neturi bėgti. Maisto negalima išmesti. Нет, я счастлива, что у меня много дома живет людей.
Сейчас много детей. Mūsų namuose daug žmonių, 3 vaikai, mes su vyru, 2 auklės, tad visas maistas pas mus yra suvalgomas. Jei ne pirmą dieną, tada antrą. Много людей, в принципе. И все, что не готовится, да, мы кушаем и на следующий день. Я выросла сама натурально на ферме. Для меня это всегда было, чтобы я выпила натуральное молоко и съела более натуральное. Aš pati užaugau kaime, man visada buvo svarbu išgerti tikro pieno, suvalgyti tikrą obuolį, kuris neturi būti gražiai raudonas ir apvalus. Aš vengiu gražių taisyklingų obuolių. Однажды одна девочка не знала, что молоко исходит из коровы. Она знала, что что-то корова, что молоко. Žinote, mano pažįstama amerikietė labai nustebo, kai sužinojo, kad pieną, kurį jį geria, duoda karvė. Ji visada žinojo, kad yra karvė. Geria pieną, bet nustebo, kai sužinojo, kad tai susiję. Мне кажется, ради моды, я бы, как говорят, мода это жертва. Надо себя жертвовать ради моды, если тебе это важно. Dėl mados galiu aukotis. Aš galiu apsirengti suknelę, kuri mane kandžios, man grauž, spaus, bus labai nepatogi, bet gražiai atrodys. Bet tai tik aš. Эстетично. Смотрит на моду как на эстетику. Да, да. Но с другой стороны, для детей я покупаю только все, что должно быть 100% катон, 100% шерсть. Vaikams perku 100% vilną, medvilnę, šilką ir kašmyrą. Может быть, только куртка. А что касается diapers, это теперь вот это все время мамам, это очень большой вопрос. Да. What kind of diapers do you use? Я начала, конечно же, O sauskelnės? Sauskelnės išbandžiau ekologiškas, bet jos tokios nepatogios ir taip praleidžia skystį. Pabandžiau, bet man nepavyko. Dabar auginu vaikus su įprastomis sauskelnėmis. Да, я попробовала, но не вышло у меня вот в плане diapers. А в плане каш, варенья, делания, морковочки? Да, я все сама делаю, даже, хотя мне все время спрашивают, ну, у тебя же няня. O maistą vaikams verdu tik pati, garuose. Mano draugės kartais klausia, kodėl neleidžiu auklėms, tai juk jų pareiga. Tikrai ne, kol galiu virti, virsiu ir tikiu, kad mamos maistas jiems skaniausias. Только на пару. Должны быть только, конечно, у меня только натуральный, органик, все продукты. Мне всегда этого хотелось, потому что я знала, у меня много друзей. Visada norėjau šeimos, man tai buvo svarbiausia, kai pradėjau daryti karjerą ir atsiradau Holivude, pamačiau, kad ten tik vienetai sukuria šeimas, nes vertybės, gyvenimas ir ritmas visai kitokie. Tada supratau, man ten ne vieta, noriu šeimos visam laikui. Nenoriu jokio dėmesio. Taip, Lietuvoje mano nuotraukos žurnaluose, duodu interviu, bet Amerikoje manęs niekas nežino. Aš gyvenu savo gyvenimą, kuris labai toli nuo įžymybių šurmulio. Kai esi žinomas, stebimas kiekvienas tavo žingsnis. Kaip eini, kur eini, kaip vaiką laikai. Ką pasakėjai, ką perki vaikui. Tai toks krūvis. Aš gyvenu savo moterišką gyvenimą be komentarų ir žurnalistų. Я никогда не боялась умереть. Мама все время, ой, помолись, пожалуйста, так, будь осторожна. Я говорю, мама, все, что для меня, я буду жить столько, сколько для меня, как... Niekada nebijojau mirties. Mano mama vis kartojo man, dukrelė, pasimelsk prieš skrydį. Aš niekada nebijojau skraidyti. Sakiau, mama, kas turi atsitikti, tas atsitiks. O po vaikų gimimo viskas pasikeitė. Dabar skraidyti bijau. Atsirado baimė. Ir su ją kovoju tik malda. Вот такой страх какой-то появился потери жизни с тех пор, как у меня дети. Да. Ну, вы сидите в самолете, боитесь. Теперь да. Ну вот сразу мне дети перед глазами. Вот чтобы... А как вы боретесь со своим страхом? Молитвой. In a cup, a spoon of sugar, sweetens up
she fights for her life, and she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store. With the thought she has caught by a thread, she pays for the bread and she knows. Nobody knows.